Reklama. Gyvenimas verda Šiauliuose. Šiemet Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą Autorių ir gretutinės teisės žinau, gerbiu, nepažeidžiu. Šiuo projektu siekiama plėtojant mokinių saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, stiprinant gebėjimus efektyviai disponuoti savo kūrybinės veiklos rezultatais, skatinti jų sąmoningumą ir pagarbą autorių ir gretutinėms teisėms ir intelektiniai nuosavybei. Na, o šiandienos mūsų pašnekovė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė Jurgita Januševičiūtė Taralė. Labas, Jurgita. Sveiki visi. Taigi, tai yra tęstinis projektas ir kuo šis projektas skiriasi nuo ankstesnio? Taip, šiemet mes įgyvendinam, galima sakyti, tokia jau gal kaip ir antrąją dalį projekto ir skiriasi jis nuo pirmojo, kurį įgyvendinam pernai, tai tuo, kad pernai mes orientavomės į suaugusiųjų publiką. Tai yra, kad mūsų tikslinė auditorija buvo bibliotekininkai, pedagogai ir visos veiklos buvo orientuotos būtent jiems ir su Latga susitikimai, su Avaka susitikimai įvairiausi. Šiemet mes pasirinkom truputėlį kitokių kampų pažiūrėti šį projektą ir galvojom, kadangi jau pedagogai pasikaustė žiniomis, bibliotekininkai irgi jau daugiau žino ar ne apie autorių ir gretutinės teisės, tai dabar reikia orientuotis į jaunimą, nes tai yra visuomenės grupė, kuri labai mėgsta daryti, ką nori ar ne, ir nelabai susimasto, čia galiu, negaliu, nes yra aš noriu ar ne. Tai sakom truputėlį, suteikime žinių jaunimui, kuris yra labai vartotojiškas ir dažniausiai pasiema tą intelektinę nuosavybę ir nesuka galvos. Nesusimasto galbūt netgi apie tai. Ar jis pats pasiema savo, ar pasiviešina, tarpusavyje dalinasi ar ne įvairiais kūriniais. Tai sakom truputėlį, apšvieskim žiniomis apie autorių teisės jaunimą. Taigi, kas šiemet yra suplanuota tada šitam jaunimui? Tai veiklos jau vyksta, jau yra įgyvendinamos ir mūsų galbūt toks pagrindinis dalykas, kad šiemet mes skatinam jaunimą pačiam tapti kūrėjais ir truputėlį pabūti to kūrėjo kailyje, kad per šią prizmę suvoktų, kad kai aš sukuriu savo produktą, aš nenoriu, kad jį kas nors paimtų ir, į kairę į dešinę ar nedalintųsi ir nesuktų galvos, ar ne, kam jis priklauso. Aš esu matęs irgi, kad jaunimo ta garsioji platforma TikTokas, ar ne, kur yra, kad būna ten pykstasi tarpusavyje, kodėl tu manęs nepridėjai, ten čia yra mano sukurtas video, ten ir taip toliau, arba aš autorius esu šitos idėjos, tai visgi tokie karai vyksta tarp jaunimo tose platformose. Jie supranta, atrodo, kad sukurtas turinys mano yra čia originalus ir kaip tu drįsti, ar ne, bet kai kitų pasiima, nesusimasto apie tai. Tai va būtent, kol tai su manimi nėra asmeniškai susiję, ar ne, aš nesuku galvos, nes, kam čia dabar, tarkime, Egidijau tavo kokią dainą, ar ne, paimtų kažkas, sakytų, čia, mano daina, ir tu klausai ir žiūri, kad pavardė tai kita, nors žinai, kad čia tavo daina. Tai va, tai turėjome mes ir su Latga specialistė susitikimą mokiniams, būtent ir aiškinomės konkrečiai aiškiai, kas tos autorių teisės, kokie yra pažeidimai, kada mes galim kodėl mes negalim tų pažeidimų daryti ir panašiai. Turėjom kūrybinės dirbtuves su Jūratė Samulionytė režisierė. Tai irgi buvo daug kalbama apie autorių teisės. Buvo nuostabus susitikimas su Vyčiu Puronu, Šaltinėlio filiale garso režisieriumi, tai irgi mokiniai iš tos pusės irgi pasikaustė žiniomis apie autorių ir gretutinės teisės. Tai dar vyks filmukų pristatymai, nes mokiniai prieš tai, kai kalbėjau, kad kūrė jie filmukus ir patys tapo kūrėjais, tai dabar kaip tik mes tuos filmukus susirenkam, bus atrinkti laimėtojai ir viešinama įvairiose platformose. O kaip, Jurgita, patys tie mokiniai dalyvaudami tose veiklose, ar nepasiklysta tose autorių teisėse, ar lengva jiems, sakykime, priimti tą informaciją ir suvokti ją? Kai klauso, bent jau stebėjau reakciją ir tas refleksijas mokinių, kai vyko susitikimas su Latga specialiste, tai tuo metu atrodo kaip ir suprato.
Suprato, kad, tarkim, autorių teisės turi, tarkim, ne tik knyga, ne tik filmas ar ne, bet, tarkim, ir tokie žmonės dirbantis kaip kokie kostiumų dizaineriai ar ne, žodžiu, ten kokie garso režisieriai ir panašiai. Bet paskui, kai mes jau pradėjom organizuoti kūrybinės dirbtuves su režisierė Jūratė Samulionytė, pastebėjom, kad visgi ne visi gal mokiniai ir užfiksavo tas įgytas žinias, ką girdėjo bendraujant su Latga specialiste. Visgi tikrai yra mokiniams dar taip konkrečiai ir aiškiai sunku suvokti dėl autorių teisių ir žinoma priimti tai rimtai, kad jų negalima pažeisti. Na, kalbėjai apie filmukus, tai gal gali plačiau, kaip sekasi mokiniams kurti, ar yra kažkur viešinami tie filmukai? Kol kas filmukai nėra niekur viešinami, jie yra siunčiami man. Po 2 dirbtuvių, kūrybinių dirbtuvių, jos beje buvo nuotolinės su Jūratė Samulionytė, mokiniai patys savarankiškai arba aišku padedant pedagogams kūrė filmukus būtent autorių teisių tema, autorių teisės ir jaunimas. Toks buvo konkurso pavadinimas. Dabar aš jau tuos filmukus gaunu, labai džiugu, kad filmukų gaunam daug, vadinasi visgi, nepaisant to, kad mokiniams aš tikiu, nebuvo lengva tiek susigaudyti apie autorių teisės, tiek apskritai kurti, ar ne, tapti tuo kūrėjumi ir atlikti ir operatoriaus darbą, ir aktoriaus darbą, ar ne, ir, žodžiu, labai daug funkcijų pačiam mokiniui. Bet visai neblogai, manau, pavyko. Dar paties to turinio, kas yra filmukuose, nepamačiau, nepažiūrėjau, tai dar tik bus daroma, bet manau, kad tikrai rezultatas to kūrybinio proceso bus neblogas ir mes atrinksime 3 potencialius pirmojo etapo laimėtojus, kurie paskui dirbs su montuotoju Tomu Andrijausku ir tada tie 3 filmukai bus tiesiog patvarkomi, pamontuojami, kokybė jų pagerinama ir tada jau komisija išrinks vieną geriausią filmuką ir tas filmukas bus viešinamas Atlantis Cinemas kino teatre ir, žodžiu, įvairiose platformose, socialiniuose tinkluose ir taip toliau. Tai labai smagu, kad gali ir išpopuliarėti šiek tiek, ar ne, jeigu geras kūrybinis procesas, taip, ar ne? Mes, galima sakyti, su ta korta ir žaidėme jaunimą bandydami sudominti, kad įsivaizduokit, jūsų filmuką rodys kino teatre, kiek pamatys žmonių, jūs patys galėsit nueiti ir štai sėdėdami kėdėje pamatyti savo kūrybą. Tai, aš įsivaizduoju... Sakyčiau, pakankamai toks įdomus dalykas. Jo, jeigu tai būtų mano filmukas ir jis patektų, aš visus filmus žiūrėčiau, kuriuos rodės kino teatras, kad pamatyčiau savo filmuką. Aš tikiuosi, kad jaunimas taip irgi galvoja. Na, o ar veiklos jau baigėsi, ar dar kažkokių veiklų bus? Tai kaip minėjau, tai va tos, pavadinkim, kūrybinės dirbtuvės su Tomu Andrijausku ir paskui dar turėsime mes baigiamąjį jau renginį, kuriame esame pasikvietę irgi specialistų, kurie kalbės apie autorių teisės. Tai tiesiog, kad mes užtvirtintume jau tas įgytas žinias. Na, kiekvienas projektas turi ir kažkokius tai, siekiamybę kažkokią, ar ne? Kažkokių rezultatų turbūt siekėt. Ko tikitės iš viso šito? Tai tikimės pirmiausia, aišku, koks ir yra tikslas, kad mokiniai suvoktų, kad yra intelektinė nuosavybė ne visų, o ji kažkam priklauso, kad negalima lengva ranka imti ir lengva ranka kitam duoti, ar ne? Ir tiesiog, kad jaunimas taptų atsakingesnis, o ateičiai žiūrėsim, gal kažkokį ir dar projektą tuo klausimu sukursim. Tai vat ir norėjau klausti, ar dar projektų yra numatoma kažkas su tuo dabar bent jau užuominų kažkokių, ar visgi su šito projektu ir baigsit, jau sakysit, kad su bibliotekininkais išsiaiškinom, su jaunimu išsiaiškinom, nebėra kam čia aiškinti apie tas autorinės teisės. Tai jeigu pasakyčiau, kad ne, tikrai jau projekto nebus, tai manau, kad meluočiau pati to nežinodama, nes tada būtų galima pasakyti, kad jau ta autorių teisių tema, tokia yra labai siaura, ar ne, ir čia viską išsėmėm ir nebėra ką čia kalbėti, ar ne, kaip sakai, visi viską žino, ką jau čia bedaryti. Bet aš manau, visada galima į tai pažvelgti kitų kampų. Ir tai yra ta tema, manau, apie kurią galima kalbėti ir kalbėti. Nes čia atrodo, tu išgirdai, lyg ir supratai, prisimeni, kitais metais tu vėl žiūrėk tą patį darai. Ir auga kitas jaunimas, kurį irgi reikia edukuoti to klausimą. Tai čia, aš manau, gali dar būti tikrai įvairiausių minčių.
Taigi, Jurgita, ačiū tau, kad atėjai, kad papasakojai mums apie šį projektą ir sėkmės toj peržiūro, išrinkit patį geriausią, patį kečiausią ir lauksim to filmuko galbūt pasidalinimų ir su mumis. Aš manau, kad tikrai bus galima tai padaryti. Tai ačiū ir priminsiu visiems, nepažeiskite autorių teisų. Na, o šiandien laidoje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė Jurgita Januševičiūtė Taralė. Laidoje mes kalbėjom apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamą Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą autorių ir gretutinės teisės. Žinau, gerbiu, nepažeidžiu. Šiauliai. Čia mūsų namai. Gyvenimas verda.